Vilijus Vaišvila ūkininkauja Akmenės rajone 700 hektarų. Suvalkijos ir Vidurio Lietuvos ūkininkams turbūt sunku įsivaizduoti ūkininkavimą Akmenėje, tačiau ir čia ūkininkams vidutiniškai byra 5-6 tonos grūdų iš hektaro. O jeigu atidžiau laikosi technologijų, tai ir 8 tonos grūdų pripulė. Vilijaus Vaišvilos ūkyje praėjusią savaitę vyko lauko diena. Lauko dienoje buvo apžiūrėti kviečių, rapsų, miežių, kvietraugių ir pupų laukai. Iš aplinkinių seniūnijų susirinkę ūkininkai kartu su specialistais įvertino pasėlius, analizavo būklę, klausėsi rekomendacijų, kad gautų siekiamą derlių. Palyginus pagal Lietuvą, Akmenė yra, skaitau aš, čiut ne žemiausia, kažkur tai pagal žemės balą, pagal viską. Ir palyginus su Joniškiu, tai kažkur apie 30% reikia daugiau įdėti mums, kad gautumėm kažką panašaus. Girdėjau, kad jūs savo ūkiai nenaudojate ar neriate, ar ne, žemės? Taip, aš neriau 7 metus, dabar 2 metus bandau arti. O kodėl, kas atsitiko, kad vėl prie rimo grįžot? Neturėjau našios technikas, nes reikia žemę papurenti, pas mus jis supuola, susivažinėja, supuola ir reikia purenti, o reikia našios technikos. Dabar galvosiu vėl kažką tai pereiti prie beriminės. Gal rapsams, arių tai derliai geresnį, gali pamatysit. Ūkininkas augina nedažną mūsų laukose vasarinių kviečių veislę Hamlet. Kokios šios veislės savybės? Tai dabar jau populiarėjanti veislė ir mes apie ją turbūt sužinojom iš brolių Latvių, nes kai pas juos stipriai apšalo žeminiai javai, jie tiesiog masiškai ieškojo Lietuvoje Hamleto. Esmė ta, kad jiem patinka už tai, kad yra labai stambus grūdas, labai derlinga veislė. Mes pabandėm ją pasėti Akmenėje ir, kaip matot, mums gerai gavosi. Siekiant derliaus ypač svarbu nuosekli technologinė seka, kurioje kiekvienas produktas atranda savo vietą, visa technologinė linija optimaliai išnaudojama ir duoda geriausius rezultatus. Augalų mityba yra taip pat labai svarbi. Jeigu augalas bus labai gerai pamaitintas, praktiškai sutaupome pinigėlius naudodami fungicidus. Pirma liga gali būti miltligė, būna dryžligė, sakykime, ir septorijos šiek tiek jau pasireiškia. Tai daugiau priklauso nuo sąlygų, nuo gamtinių sąlygų, nuo pasėlio struktūros ir veislės, vadinkim taip, bet mityba taip pat labai svarbi. Akmenės apylinkėse pasėlių tręšimą koreguoja labai šarminės dirvos. pH siekia 7 ir daugiau. Dėl to labai svarbus yra manganas. Tiek Joniškiai, tiek Akmeniai, tiek derlingesnėse žemėse kitose Lietuvos, kur pH yra aukštesnis, mangano mityba turi būti labai gerai spręsta. Ir čia mes pasitelkėm mūsų chelatinius, manganą, cinką. Šitie produktai yra saugus naudoti mišiniuose, jų pasisavinimas yra prailginto veikimo, taip galima pasakyti. Ir už tai neatsiranda mangano trūkumo požymių, kur vėliau mes pastebim iš karto dryžligės pradus. Tai mes tiesiog renkamės, ar susitvarkyti mitybą, ar leisti pinigus fungicidam. Bet kaip nepaslaptis, fungicidai, jie naikina ir geruosius mikroorganizmus. Šiame krašte ūkininkams atpuolė būtinybė rūpintis žieminiais kviečiais, nes jie daug kur iššalo. Tačiau juos pakeitę vasariniai laukia neatidėliotinos pagalbos kovoje prieš kenkėjus ir ligas. Esam vasarinių miežių lauke. Tai kadangi jau vėliavinis lapas kyla, turėtume kreipti dėmesį, naudoti sisteminį insekticidą prieš tripsus. Noriu akcentuoti, kad būtų naudojamas ar tai strabilurinai, ar tai tirezolų klasės kaip bamperis prieš dryžligę, jokių būdų ne tebukonazolo veiklioje medžiagą turintis, nes tebukonazolas truputį silpnesnis arba kartais ir visai neveikia prieš tinkliškąją dryžligę. Taigi augimo reguliatorių irgi nereiktų užmiršti, nes šiemet formuojasi pakankamai tankus pasėliai ir yra didelė tikimybė, kad jie gali atsigulti, išgriūti. Vasariniuose miežiuose panaudoti fungicidai mažiausiai atsiperka, todėl verta pasitarti su konsultantu prieš juos naudojant. Tai yra labai svarbu mityba, ypač vasarinėse miežiuose, saliklinėse miežiuose, nepamiršti fostarą, UniPH, čia fosforo kalio trąšas, kurios būtent padės augalui gerai įsisavinti azotą ir
gauti gerą kokybišką grūdų derlių. Vasariniai kviečiai dabar yra antro bamblio tarpsnyje. Kvadro kaip augimo reguliatorius yra privalomas, tik nepamiršti, kad per daug neužsižaiskime, kvietukas tai ne žyminis kvietys. Reiškia, naudokime rekomenduojamas kvadro normas, nes jisai yra jautresnis. Ir kas yra labai svarbu, praėjusią savaitę mes labai dažnai stebėjome kaip ir padegintus vasarinių kviečių pasėlius, bet iš tikrųjų tai net nebuvo trąšos ar kažkokios cheminės medžiagos padeginimai, tai matomai sutapo, kad lietingesni kai kurių rajonų orai lėmė, kaip mes vadinam, paplautą vaškinį sluoksnį, jisai tapo jautresnis, todėl vėlgi pasikartosiu azoto trąšom, ten ar kamaminų per daug nežaiskim. Miežiuose žydėjimas vyksta uždarų būdu, kviečiuose atvirų, kai išplaukė varpus, nepamirškime amino rūgščių terasorbo, būtent paskatinti žydėjimo iniciaciją, kad kuo daugiau užsimėgstų grūdų, nes šie metai mums reikia atgauti tai, kas žemynėse praradome, atgaukime ekonomiškas priemonės naudojami vasarinėse javose. Žieminiai rapsai jau brandina sėklas ankštaruose, todėl labai svarbu jas apsaugoti nuo juodligės. Jeigu pastebėsite ant ankštarų juodų taškelių, nelaukite purškite, nes tai veikia defoliuojančiai, tai yra džiovinančiai, galite netekti didelės dalies derliaus. Tai registruotus fungicidus į žieminius rapsus. Vasariniai rapsai ar daugelio ir nedaugelio atveju jie yra gerokai mažesni, tai yra botanizacijos kažkur tarpsnis, tai nepamiršti būtent kovos su paslėpta straublio. Vėlgi naudojami sisteminiai insekticidai, jau kontaktinių šiuo metu turėtume eiti pabaigą, nes nebent labai vėlyvos sėjos rapsuose. Vasariniams rapsams nemažiau svarbi mityba. Svarbi mityba net negu fungicidai, tai yra dabar boro trąšos, sieros produktai, magnis sulfatas, magnis super, bortitas, titanitas. Ir vėlgi, kadangi, kaip ir minėjau, kaip ir javams, taip ir rapsams žydėjimo tarpsnis artėja, paruoškime augalą žydėjimui. Terasor foliar, amino rūgštis, prolis, tai, kas tam laukui konkrečiam rekomenduotina, naudokite, tai tikrai padidins derlių ir pagerins jo kokybę. Pupų ir žirnių pasėlių vis daugėja, ūkininkai pripažįsta, be reikalo juos pamiršdavę. Tad dabar trumpai aptarsime pupinių augalų, anksčiau vadintų ankštiniais, priežiūrą. Žirniai jau artėja vėlgi žydėjimas. Prisiminkime tai, kad vaisėdi žirniuose ypatingai sisteminis insekticidas jau dabar žydėjimo pradžioje. Registruotas fungicidas gali būti, jeigu matoma liga arba planuojama askochitozė. Yra ligų keletas, kurios būtent pupinėms. Pupos konkrečiai šiuo metu, atkreipkite dėmesį, pasėliuose itin plinta amarai, pupiniai amarai. Tai negalime atleisti vadžių ir pasakyti, gal praeis, nuplaus. Ne, jie padaro itin didelę žalą ir didžiuliai derlius nuostoliai. Visiems pupinėms privaloma praktiškai tvarka technologiškai molibdeno kaip trąša, tai yra molibdenitas, tai vėlgi skatina azoto fiksuojančių bakterijų veiklą, gumelinį bakterijų veiklą, todėl dar šiuo metu yra nevėlu pamaitinti papildomai molibdenitų, boro trąša. Pupas augino pirmi metai, o technologiją padėjo paruošti kustodijos specialistai. O šiandien sužinojom kažką tai, kaip prižiūrėti, kaip apsaugoti pupas nuo kenkėjų, nuo ligų. Daugiau mokinsimės, kaip jau toliau. Na, o iki šios dienos jūsų ūkyje, kas buvo pupų pasėliuose daryta, kaip ta technologija jau įgyvendinta? Technologija kaip, pakol kas tik tręšimas yra, o dabar pats laikas bus purkšti nuo kenkėjų, nuo ligų. Ar jau radote pas save kokių nors požymių tokių ligų ar kenkėjų, kurie keltų grėsmę? Kenkėjų yra, ligų ne dar. Kiek yra svarbu tas toks profesionalus, dalykiškas patarimas, technologinis patarimas? Labai daug ką reiškia, nes aš žiūriu, kur kitur biškį suvėlinau su purškimai, su kuo ir iš karto atsiliepia. Nes trūkstas tos patirties, atrodo važinėjai ir iš tos seminarus, tas lauką dieną žiūri, bet vis kažką sužinai naujant, geresnės, reikia būtinai lankytis. Aš iš Jauniškio. Tai galite labai palyginti, kokie Jauniški.
dirvožemį ir ką čia matote? Kaip į čia akmeniečiai sako, jums tai nieko nereikdėti, sako, jūsų vis tiek geresnį pasėlį bus negu čia. Kaip pasakyti, vis tiek gali ir pasumto žemės ir geresnis kažkiek, nors čia kilometrų atstumas tai labai mažas yra pagal pat pasienį. Tai... Kokį derlių kūlėte pernai, pavyzdžiui? Tai kažkur tiesiog apie 7 tonas kviečių. Kaip kokie metai. Seniau važiuodavom po laukus, žiūrėdavom į pas kitus, savo nebenorėdavo nei grįžti. Šiemet jau ir matos einame į priekį kažkaip geresnį lauką ir viskas. Tas pats kaip ir kitų. Tai gal ir derliaus geresnio tikitės? Reikia tikėtis, nes labai daug visko iššalia. Teka daug atsėti. Tai žeminių neliko jūsų ūkiai ar kažkiek dar? Liko koks gal 30-20%. O daugiau viskas iššalia irgi. Pas šį ūkininką Vilių mes važiuojame laukus, apžiūrime kiekvieną lauką individualiai. Taip pat dabar su juo pradėdami dirbti ištyrėme dirvožemį. Gauti rezultatai parodė, kad jo dirvos vis dėlto yra šarminės. pH rodo virš 7. Dėl to mes jau į technologiją statėme tam tikrus mikroelementus. Pirma buvo nupurkštas pasėlis herbicidais Vastox ir Tomegan mišiniai, nes kadangi vertiname piktžolių esamų piktžolių spektrinę sudėtį, pasirinkome šį mišinį. Sekantis darbas buvo atliktas, tai pasėlių augimo stabdymas. Mes pasirinkome augimo reguliatorių Quadro, kurio yra veikli medžiaga trinaksilpaketilas 250 gramų litre. O nuo ligų tiesiog įvertinę ligas, tai užpurškėme paprastą propikonazolo mišinį su fenpropidinu, tai būtų lenderis. Nes kadangi buvo šiek tiek kviečių dryžligės ir miltligės apačioje. O toliau yra numatomas pagrindinis purškimas ant varpos. Tai žiūrėsime situaciją. Jeigu bus palankios sąlygos plisti septorijai, tiek lapų, tiek varpos septoriozijai, tai pasirinksime naudoti tikriausiai rubriką, kurio veikli medžiaga yra poksikonazolas, labai stipriai kovojanti prieš šią lygą. Ir įmaišysime su tebukonazolu, tai šiuo atveju tebušą. Iš pradžių patys kažką tai kūrėme, dirbame, dabar atsirado konsultantai ir jie gan su aukštą kvalifikaciją ir dabar nauji produktai ateina ir naujas technologijas. Mes čia spėjom bėgti paskui šitas technologijas ir be konsultantų mes neįsiverstumėm. Ar pasiteisina tie visi nauji dalykai, naujos technologijos? Taip. Labai pasiteisina ir reikia mažiau įdėti lėšų ir gaunam tą patį rezultatą ir esam labai patenkinti. Ūkininkai turi atkreipti dėmesį, kad jei ūkyje ketina naudoti dikvato veikliąją medžiagą, privalo turėti ne tik pesticidų naudotojo, bet ir toksinių medžiagų naudotojo pažymėjimą, kurį išduoda rajono visuomenės sveikatos centrai.